Belieka tik tai žalią varnytę ant kokios pirmos vietos susidėti. Reikalų užturėjom nuo penktadienio, galvojom, kad išsisprendėm, pasikeitę vandens pompą, kuri buvo užstrigusi. Turėjom kelis kartus su hot engine išmestą klaidą, prapūtė tarpinę. Tai kiek norinam, užkūrus vėl atsiranda burbulų sistemoje ir varo kompresija į bakelį. Tai nežinau, bandysim kažkaip sudalyvauti, suvažiuoti, aušinti, pilti vandenį, pūsti vėją, tai nežinau, užėsim, arba išgyvensim šiandieną, arba anksti krisiu, tai kažkaip, nėra varianto. Dar toks neeilinis bajeris, užsidegėm. Pirmą kartą, dar nebuvom išbandę, tai esam virtę, daužę ratus, priekius, galus, duris, bet dar degt nedegėm. Tai dabar užsidegėm, tai jau visur varnytės sudėtos, žalė, tai ką žinau dabar, belieka tik tai žalią varnytę ant kokios pirmos vietos susidėti. Sekas visai neblogai. Manau, tikrai esu užtikrins, kad praeis kvalifikaciją. Gal aukščiau būsiu, gal žemiau. Bet šiaip gerai viskas. Norėčiau praeiti kvalifikaciją, gal būti bent jau top 15, pasivaržyti su geru oponentu ir, manau, gal net laimėti top 32 ir išeiti top 16 bent jau. Toks rimtas, pasimėgau. Nu rimtai, taigi gerai važiuoji, tik reikia savim labiau biskutuką. Žinok, tas mašinas visos vyra. Visą dieną šiandien 110 numet gal. Tai aš sakau. Tai va dabar paskutinė sesija buvo gerai, ir dabar tikiuosi, kad bus gerai. Tai mes dabar negesinom pusę valandos, kad karšta būtų. Laikykis, nesukat, nenuruok.
turim 0. Iš tikrųjų, nepersispyriau pasistatymę. Persispyriau, bet labai kudai ir neužsimetė mašiną. O daugiau ten plus minus viskas kaip ir gerai susivažiavo. Tai mašina neužkaito, 80 laipsnių. Mano klaida. Kiek? Šiam 9. Valas praėjo labai gerai, surinkau 85 taškus, būsiu tikriausiai kokioje 10-9 vietoje, o pirmų važiavimų galvojau daug klaidų padariau, bet 85 gavau, o antrų tikėjausi tikrai, kad gausiu apie 90, bet matyt teisėjams nepatiko ir gavau 75. Nu ką, iš po pirmo kvalifikacinio gavus 0 visada noris gauti tų taškų, tai matomai vėl taip saugiau suvažiavau pasistatymą, tai gavau antrų 69, pakliuvom į top 3-2, 10 toliau kovas, bet kovosiu iškart su stipriausiu, nes būsiu lentelės pabaigoje, bet kaip sakoma, aš irgi galiu stipriau suvažiuoti, tai kažkaip. Šiandien sunkiai diena, klaidos, skaitimai, klaidos, mintis, kitur žiūri spidometrus, taip, bet bandom kabintis į šią dieną, jinai pasibaigs, tai turim suvažiuoti kiek įmanoma. Eik, nu dabar, ta prasme, viena gerybė yra ta, kad aš seksiu varžovą, tai kokiu jis greičiu važiuos, tiesiog bandysiu įsiremti jo duris, jeigu slysi blokus, tai aš tiesiog kartu nuslysiu, tai tikiuosi kažkaip gal bus lengviau, bet kaip pirmam reiks važiuoti, tai aišku, bus prasibandyti, bet čia tuo, ko labiausiai nelaukiam, tai tokia lietaus, tokia. Manau, kad gerai, jeigu jisai susikoncentruos, tai manau, kad sėkmės. Daugiau ką žinau, tikiuosi sėkmė lydės gal ant šlapės. Блядь, сука.
Jemo pertrauka. Pertrauka, Jemo jis apsisuka trasoj. 5 minutės imi, Jemo. važiuok į pietų. Nėra rankinė. Nėra rankinė. Nėra rankinė. Kurva, turėjo apsisukti. Važiuot norėjau, kurva. Top trimdu, suvažiavom, biškį bijojau, nes danga buvo pusiau sausa, pusiau slidi, bet varžovas pridarė stiprių klaidų, tai pasiėmiau pergalę ir dabar važiuosim prieš Deimantę. Mes pasiseks, bandysim spausti duris, nes jos mašina dvigubai galingesnė ir greitesnė, tai matysim kaip seksis. That's how it real fast. Now rip it up. What's left of what's left? A hooligan, red hot, or whatnot, or whatnot. On by the wayside. Yes, he's got problems, baby, and he don't wanna face them now. Check it out, check it out, check it out. Let it out, your friends, so they're your enemies. Let it out, let it out, let it out. Be this wicked wild.
Po top 16 varandai, aiškus, kovojom su Deimantė. Spoteris pasakė šauti ant durų, spaust kuo daugiau ant pasistatymą, kad nepabėgtų, kadangi galingesnė mašina. Tai pabandžiau, kliudžiau truputį ir išsitiesina. Tai šį kartą pralaimėjom. Tai ką, papasakot, ateinu, atsiimsiu savo buvusią Enkę. Davai, nieko nebenoriu girdėti. Nu ką, papasakot, šutinai, iš tikrųjų, mintis visada buvo su problema keitimo, iš tikrųjų labai išblaškė. Ir aišku, vėl permainingos oro sąlygos, vėl lietus, vėl sausa šlapė, davė pasibandėme, kaip ir atrodo visai gerai važiavosi, apsisuko priešininkas priekį, kuris bandėsi. Aš jį norėjau išvengti, biškai čiut kitų lankų pradėjau antrą trasos dalį ir tuo užteko, kad šiek tiek trajektorija kitokia negu visada treniruodavomės ir nutempė į blokus ir ratas, amortizatorius ir dingo stabdžiai, tai suporto varžtas išsiplėšė, tai net nebetvarkėm, ta prasme, ten daugiau negu 5 minutės darbų. Tai nieko, bet už Domantą žiauriai džiaugiuosi. Taip ir reik, bachūriškai užspaudėjai, šaunuolis. Viskas, tai va. Visas gėlytės šiandien pas Domantą. Žinai, kai ten tam tik tokia dėtos banginiukus gėlytės, tai gėlytės visas pasitam. Tai va, tai tiek. It's not like you to say sorry. I was